Sveiki mažučiai, jūs klausotės podcast'o. Tau pasigirdo Su jumis tavo hot istorijos mokytojas. ir tavo skola sodrai. Ar tu norėtum, kad tavo vaikai augtų žaisdami lėlėm, sraigių lenktynės darytų, nežinau, lauke lakstytų, kol nosios galiukas pašala ar ten dar kažką, ir suptųsi ant supynių ir žiūrėtų į dangų, ar kad tiesiog žiūrėtų, blėt, Trallallero, trallallà. visą dieną. Aš, pavyzdžiui, noriu mano vaikas experience, blėt, nu tą vaikystę, kokią mes turėjom, kai grįžti namo ir jau leidžiasi saulė vasarą ir tu ant įšilos asfalto, eini iš kiemo. Aš nuoširdžiai net nenoriu atsakinėti šitą klausimą, aš labai tikiuosi, aš tikiuosi irgi, kad bus tas pirmas variantas, Jo. aš labai tikiuosi, kad bus Bet čia nuo mūsų daug kas priklauso. Bet atrodo, tai yra taip paprasta, tipo, kur laukas nedings, ne, dangus nenugrius, nieko nežinai, bet tai teoriškai, tipo, gal dar ištrauksim 10 metų su va, tokia aplinka, kokią turim. Bet jau dabar, kur mes... 10 turėtumėm. Jo, bet jau dabar mes taip tokios, na, tikiuosi, kad ne YouTube'as užaugins, o jis ten turės Jonuką kaimynas, jo, kurio galės ten Bet tu supranti, žymiai lengviau vaiką pasodint, duot iPad ir atsipist. Ir tu kelias valandas ramybės turi. Galėjai užsimti savo ten guašą masažą snukiui. Kol tavo vaikas žiūri kokio pelno šūdus ir jam frainas smegenis. Bet sudėtingiau yra, pavyzdžiui, Jonuk, šiandien darysim kokią nors rankdarbį. Davai, keliai! Ir tu su vaiku karpai iš kartono kažkokius šūdus iki kol sutemsta. Ir tavo vaikas happy ir pavargsi, nes kažkokia fizinė veikla ir nueina miegoti ir visi laimingi. Bet tau reikia tada skirti laiko. How about 8 vakare pusvalandis anosios animacijos? Aš tikrai neglorifinu sovietmečio. Bet mūsų tėvai žiūrėjo tiesiog, vakare 8 kažkoks filmukas ir davai. Mano dopamino prikištas smegenis, I'm bored as fuck. Žinai ką? Man pohui, susigalvok, eik papiešk. Nebeįdomu. Pohui, eik, nežinau, eik susikurk draugą neegzistuojantį. Aš galėjau ir tu galėsi. Nu. Bet tai yra taip realu, įsivaizduojat. Insane, bet mes esam lygiai tokie patys. Mes tiesiog vietoj Coco Melon mes žiūrim Instagramą, kaip Hailey Bieber aplaina savo naują lūpų linerį ir žiūrim, ar Jeffree Star videkas sutampa su jos ir mes gal konsiderinam, ar pirkti Rare Beauty ar šitą. Žinai, mes irgi save bukinam tais pačiais dalykais, tiesiog kitų formatu ir man, pavyzdžiui, pačiai reikėtų realiai išeiti ir papiešti arba išeiti į kiemą ir pažaisti su įsivaizduojamu draugu, tai man žiūri tai padėtų. Bet tu nejauti, kad tu biškai tupėjai, kai, pavyzdžiui, užsiskrolinti per daug. Aš galvoju, what the fuck? Mano smegenis galėtų kažką geriau nuveikti. Aš turiu klausimą, tiesiog šovė. Kada paskutinį kartą rašiai, darysi kažkokius nautus ant popieriaus lapo su pieštuku, ant popieriaus, brėži, baigėsi kapsulė, pasikeitė Gal kapsulė. rudenį, žinok. Ane? Nu, ne su kapsulė, su tušinuku. Also, I farted, sorry. Nieko. Nu, tai va, Bet aš, pavyzdžiui, papaišyt kažkokį kringelį, man labai norisi kartu. Yeah. Bet žinai, kad aš supratau, kad, tipo, wow, dopamino addictionas yra jau pas mane pizda. Aš tokia, įsijungiu serialą, man atrodo, Yellowstone. Jis toks gan lėtas, jis smagus, bet jis plėtas. Ir aš žiūriu, ten atrodo tos vaizdus, ten Montanos valstijai, ten arkliai laks, iš kur, kinda boring. Ir man greičiau efektas bus paskrolint greit kelis tiktokus, kelis reelsus. Negu žiūrėti serialą, kur aš turiu 4 minučių skirtam serialui, kad, tą seriją pasižiūrėti, kad kažką įsigilint, man lengviau paskrolint. Ir aš tokia, holy fuck, aš negaliu dėmesio sukaupti serialui. Jo, kur tu save entertaininti, Man šitas entertainmentas per silpnas. Man reikia vibratoriaus su kita galingumu kitu. Su kita funkcija. Tu gali patikėti, kad va tokiais laikais gyvena. Ir man irgi būna, kur aš žiūriu filmą per 2 ekranus. Aš per vieną žiūriu TikToką, per kitą filmą, turėčiau 3 ekraną, aš naudočiau tą 3 ekraną. Tai yra žiauru. Apple Watch. Dar gali vaisiu. Gal užsidėsiu ir podus, kad iš visų gal būčiau entertaininama. Taip. Dar mačiau tokį prikolą. Consuming media on multiple screens to minimize the chances of a thought occurring. Aš žinau, kaip atrodo tas vaizdas, kur sėdi tiesiog vaikas ir tenais daug ekranų ant stalo ir jis tada visus juos. Taip, arba tie video, kur tipo slaimas plus kažkoks geimas eina. O ne, what the fuck is that? Čia mes taip normalizinom, kad tipo, arba kažkas žaidžia kažkokį geimą ir ten, tipo, ten toks judėjimo žaidimas, ten kažkoks renka ten tuos
šudukus ir mes tokie žiūrim į tą gėjimą, žiūrim, klausom tą istoriją. Viską Matai, žiūrim. tu story time tu nebeprastumsi, jis nebesulauks Jo. jokio engagemento, jeigu tu neuždėsi slime, kuris minkosi. Arba dažniausiai būna koks labai keistas kinietiškas video, kur kokią vištą Žinau. kapoja arba kažkokį didžiulį skorpioną valgo gyvą. Ir tu žiūri tiesiog, ir tada tu supranti, kad apparently tu žiūrėtum bet ką. Tai Tu žiūrėtum. žiūrėtum bet ką, kur tu tuos smegenys tiesiog net nebesirenka informacijos. Jo. Aš mačiau video, kur čiuvakas tiesiog žaidžia su 2 rankom. Mhm. Nu, ne su savim, Ką? bet Gerai, kad pat... viena ranka ir kita ranka yra nindzės. Ir tipo, oha, čum, da. Mhm. Seniai, žiūrėjau kokias 1,5 minutės, aš tokia, what the fuck am I watching? Jo, Ir buvo komentaras, proof that I'll watch anything. taip, va, čia aš. Aš bet ką žiūrėsiu, seniai. Bet kaip tu praktiškai, tu nužudėjai savo laiką. Bet, blėt, jaustis kaltam, kad tu tiesiog žiūri. Bet ne tik, kad tu šūdas. žudai, tu kažką kitą nužudai, tu nužudai savo... Žinai, kas tau yra įdomu, tipo, kur... Kūrybiškumas man, dusinamas. ne, aš nežinau, kas man įdomu, man realiai, aš kai scrollinu TikTok, man kartais būna net neįdomu, bet aš vis tiek tai darau. Man neįdomu, man nei vienas video, aš ten gal koks vienas, ten pasilieku lygiai 20 sekundžių, man nieks neįdomu, kodėl aš tai darau. Bet sunku išjungti. Taip, bet sunku išjungti, nes tiesiog tu, čia kaip su rūkalais, tipo, ar tau skanu, neskanu, ar tu nori kitą, aišku, kad nenoriu, ašgi nedukas. Bet tu toliau rūkai, čia savo priklausomybė. Taip. Tu tau reikia to. Jo. Man, pavyzdžiui, būna, tarkim, aš prieš miegą, tarkim. Nu, tai Instagramą. Blet, aš suku tos reelsus. Ir jie visi tokie prikoli, tokie, nu jo, man ten meta kaip ir tą, ką aš noriu matyti. Algoritmas, ne? Ir, blet, vienu momentu, kuris būna pasižiūriu, 1:30 nakties. Aš, blet, 2 valandas savo vakaro prieš miegą. Vienoje pozicijoje. Skrolinau kažkokį mėšlą. Mhm. Kaip čiuvakai baseiną kasa, blet, arba valo kilimus. Nu, gerai, čia gal praeitą erą, bet nu still, what the fuck? Story time klausiau mergos ir kaip jie ten kažkas sudaužė gatvėj ir paskui ten prastolkinau jos brolio accountą. What the fuck Jo, am I doing? Kodėl toks kažkoks loophole? Bet tikrai, staiga. Rabbit hole tai yra. O būtent tu pastebi, kaip tu nuo vieno video staiga perėjai, tu žiūrėjai Įtraukia. podcastą, staiga tu žiūri, kaip 3-metį žaidžia Robloxą, tipo, kaip, nu, kur įvyko ta, tas kriti, bet tiesiog nuo vieno video prie kito, prie trečio. Mes nemokam būt bored. Žinai, kada aš darau nieko autobusuose, kai važiuoju. Ausinių nesidedi, nes tai... Ne. Ne? Maladės. Nes vis laik pamirštu jas. Maladės. Aš stengiuosi tiesiog žiūrėti žmonių veidus, į bruožus, akis, nosis, ausis, lūpdažis, aha, nagai padaryti. Aš tiesiog spoksu žmonės, tiesiog žiūriu ir observinu ir galvoju, įdomu, kokie jų gyvenimai. Bet man tai yra vienintelis toks, gal skamba keistai, bet man tokia biškai kaip meditacija. Ir dar ta tokia kolektyvinė tyla, pavyzdžiui, mes važiuojame autobusu. Pum, kita stotelė. Naujoji Vilnia. Whatever. I don't live here, but whatever. Ir aš tiesiog, yra tyla, už autobusus, ne? Mhm. Ir daug žmonių tiesiog žiūri vieną tašką, ten dauguma vis tiek į telą, bet yra kas tiesiog žiūri kaip ir aš, tiesiog stebėtai. Tiesiog žiūri ir čilina ir važiuoja savo. Mes jau valandą prašnekėjom ir baigėsi free trial, bet that's okay. Kitas dalykas, reikia išmokti pizdėlinti rišliai, nes Aha. aš taip nerišliai šneku. Taip. Išsitrauk baby iš burnos. Toj bus toks komentaras. And that's okay. I'll accept it. O būtent, visa kritika konstruktyvi. Jeigu nesuprantat, ką sakau, it's not for you. Būtent. Simple as that. Žinai ką? Aš ką norėjau pasakyti Apie autobusus. Jo, apie tą egzistencinę... Ne egzistencinę. Au! Nu, ne krizę, nu kodėl krizė labai toks Ką tik po rimtas 15, žodis. let's go. Taip, o būtent, sėdė autobuse, klausaisi Gal muzikos. situacija. Tai su tom ausinėm, nu man visą laiką būna. Egzistencinė Aš staiga tiesiog sakau, nekontroliuojamai atsiduriu muzikos klipe ir ten kažką bėgu vėl, šokinėjau per kalvas, esu su raudona plūduruojančia suknelė ir man staiga žiūri tos žmonės ir galvoju, mes visi tokie trapus žmogeliukai su savo gyvenimais, kaip insane, kad ir Janina, ir va ta babutė, ir ten tas bičiukas, kuris turbūt koks nors ten centrinis, kornerinis, jis irgi turi gyvenimą. Visi ateina į tą autobusą, mes taip kolektyviai pastovim, kažką įsitinam musnukus, ir visi turi savo gyvenimus, visi yra tokie patys kompleksiniai žmonės. Ir lygiai taip pat kaip tu, žiūri juos, observuoju kartais ir galvoju, wow, mes visi gyvi, ir mes visi funkcionuojam toj pačioj erdvėj, po tą sekundę, tiek Janina, tiek Petras, tiek Rokas, tiek aš nusprendėme lipti tą patį autobusą ir pažiūrėti 3 stotelės kartu. Aš autobusuose važiuodama va taip jaučiu kažkokį vienybę su tai žmonėm. Mes nepažįstam vienas kito. Tu net nelabai žiūri gal mane, tu tiesiog žiūri kitus ten, ar tiesiog tu žiūri vieną tašką ar savo telą. Bet kažkoks tipo, mes kartu. Mes kartu. Tie, kur be teisių. Arba pensininkai.
Bet toks kažkoks jo, mes visi kartu čia, žmogeliukai. Su savo įdom, su savo problemom. Aš dar tokį patį jausmą turiu, kai žiūriu į daugiabučio langus šviečiančius. Daug sielų Jau ten toks gyvena. keistas jausmelis, ne? Toks, tos šviesos taip žiūri, taip ten gyva, ten tipo, va, ten žmonių Ten yra. gyvena jo. Ten kažkas rėkia, verkia, o kažkas džiaugiasi, kažkas ten pisasi. Ką tu žinai, you know? Mhm. Bet yra toks kolektyvus, kad tipo, mes visi bet gyvename su savo bunkeriukose. Taip. Mes visi- Ir kiekvieno žmogaus dramos atrodo jam pačios didžiausios. Bet nei aš, nei tu nežinau, kas per dramas vyksta pas kitus žmonės, va ten kambarį. Gal kažkas tėvus laidoja, gal kažkino bernas ką tik pačytino, gal va tam lange, nežinau, vaikas springsta ir jį ką tik tėvas išgelbėjo ir čia buvo drama. ir jam Visokie negatyvus PTSD. pavyzdžiai. Nu, oh my god, gerai, ką tik pasipiršo, va jūs tai kažkokia. Oh my god, hey, congratulations. Nu, mes nežinom, ką tik paskambino tavo va kaimynai iš apačios, kad jums gimė dukra. Ar ten dar kažkas. Ir jis, blėt, mergaitė. Man vakar draugė sakė, kad, tipo, anksčiau, senais laikais, Lietuvoje, tipo, Mhm. kadangi ir taip vaikų ten 19 pasidarydavo, tai buvo taip priimta, kad pirmą sūnų reikia į kunigus išleisti. Čia prieš kiek laiko? Nu, senokai. Čia vakar. Čia kada aš- senokai. Bet čia labai turėjo būti seniai. Taip, kad pirmas sūnus į kunigus. Valio, tau tipo laimė. O dukras į 3 oškas išpainyti. Ar something. Ką apie religiją norėjai pakalbėti? Aš sak, apie man kunigo poziciją. Aš galimai pažįstu žmogų, kuris galimai bus kunigas, bet labai labai mažas tikimybės, kad aš jį pažįstu ir kad jis bus kunigas. Mhm. Bet Jis nori būti kunigu? aš manau, kad jis jau kaip ir yra. Žiūrėk, ar jis nori būti kunigu, ar jam realiai vaikai? Ne, tas pirmas variantas, tikėkime labiau. Hei. Kodėl tu... Jis yra mūsų amžiaus, suprantate? Bet tiesiog tai yra, bet man labai įdomu, mes su juo bendravom, kai mes buvom veipus traukiančios mielkos, ne? Ir mes šitą šnekėjome mano namuose per vieną iš vasarą vykusių tūsų pas mane kieme, mes sėdim su kebra ir mes šnekam, tipo, apie kas kur įstojo, nu, ten vyresnių buvo, tai ten kur jie įstojo, ar šiaip ten, tipo, kas turi daugiau skysčio, ir staiga, ir jis užsimena, kad, nu, aš nusprendžiau į kunigystę eit. Ir visi veipai iš burnų, taurės dink ant stalo, mes atsisukam jį ir seniai, nice, tai sakai, kunigu, kažkoks, ir nieks nesudžiaukino, tipo, aš maniau, kad gal kažkas pasišaipys, gal buvo kažkokia įdomesnė replika, ten dabar neprisimenu, bet šiaip visi tokie pakankamai, taip pagarbiai, taip, okei, tu nori būti kunigu, nice, nebuvo, tad, kodėl, už ką tu savo taip, mes tokie, iš šio tono supratom, kad, ne, jisai minina, ką jisai sako, jisai, čia nėra, kad Čia mama liepia. 18-metis? Taip, pirmakursis, nu, būsimas pirmakursis, jau jam 18 metų ir aš prisimenu, kad jis visą laiką, aš neprisimenu, jis nieko apie religiją niekada, nu, aš nepažinau jo tiek giliai, kad galėčiau pasakyti, kad koks jo ryšys buvo su religija, kai jis buvo vaikas ar paauglys, bet aš pamenu ant Facebook'o visą laiką būtų tenais, kaip tenais, ant sienos užsidėjęs nuotrauką, ne, kaip ten sakydavo, tai ten galiu užsidėti nuotrauką, savo Christian. būdavo tokie simbolika ir aš galvodavau, Oh. tipo, Tipo, keista. verkia duonelė tinginio valgoma. Ne. Jonas 3 stulpelis. Iš tavo, čia Vinco Kudirkos Biblijų, nebent. Right. Nežinau, jis nori vat į tą religiją. O Ne, tiesiog myli- nepatogiau tiesiog klapčiukų būt. Klapčiukas. Gali turėti Ne, bobą, bet patarnauji. Bet svarbu, kad mes, man atrodo, visi, būtent mes žiūrim iš savo perspektyvos, kad, tipo, nes tu nenorėtum, Nu bet tu taip. iš karto įsivaizduoji, kaip apėti sistemą, ne? O kai tu eini ir kažką mes visiškai Nu. full immersion, ne, tu net nemastai, ką padaryti, kad va čia, tipo, kaip man tą bobą turėti. Ne, jeigu tu eini kunigas, tai čiūju, kad, nu, arba tau visiškai galvoja negerai, kad ten tu bandai pabėgti nuo, nežinau, nenori darbo, nenori to, nenori no, bet įprastai tu čiū myli, tiesiog, tu myli religiją, tu myli Dievą, ir tu nusprendi, kad, va, aš savo visą gyvenimą Atiduot savo Jo, bet asmeninį. ir aš kartais dabar kažkaip mąstau, aš taip jam pavydžiu, tai įsivaizduoju, jis jau padarė šitą sprendimą, Tai jis jau labai- mokosi. taip, nu tai aišku, labai jaunam amžiuje ir viskas, jis jau kaip ir savo gyvenimą yra susidėliojęs ir jeigu jis patenkintas, tai tuo labiau aš jam pavydžiu, nes tuo labiau aš jam pavydžiu, patenkinti žmonės mane liūdina, ne, bet aš tiesiog pavydžiu, kad viskas, jam jau tie sunkus sprendimai padaryti, dabar jis tiesiog eina, ieško savęs toliau, jeigu jis mėgaujasi tuo, ką jis daro, nu tai zaibys jam ir tada mes čia stratlinam ir, na, 3 metai mokslų, dar plus 3 metai, gal paeis, gal tai mano. Jo. Bet tu nemanai, kad nu, turi būti labai didelio pasišventimo žmogus, kad nepalūšt, kai tipo tau ten 25 tracokas ir tavo Taip. draugai suranda antras pusės,
gimdo vaikus ir tu toksai, nope, only Christ for me. Taip. The fuck? O tu, pažiūrėjau, žinai, nostalgija, net po dažnas tau jausmas, ar... Seni, aš žinok, labai ilgą laiką turėjau sentimentus ir nostalgiją tiem laikam 11-12 klasėje. Mhm. Šiaip tough as fuck buvo, gal man ten asmeniniam gyvenime biškai kai kurie dalykai, bet aš turėjau ilgą laiką nostalgiją tai hebrytei ir tiem fainiem momentam ir kaip aš tada jaučiausi ir toks, ir ta muzika, ir tas vaibas, ką mes veikiam, man vis dar sukuria, tarkim, nostalgijos jausmą kai kurios dainos, neighborhood Yeah. ir panašiai, tipo, aš toks nostalgiškas žmogus, aš pavyzdžiui galiu ieškodama kažkokių fotkių surasti kažkokias foto iš ten prieš 5 metus ir man tai, tokia biški nostalgija. Bet jauti tas jausmelis toks keistas. Yra toks biški bittersweet, ane? liūdesiukas, jo. Ar pavyzdžiui, kur mes vaikystėje žaidėm lėlėm ir ten kokią nors randu irgi foto seną iš galerijos. Aš savo telo galerijai turiu, ten long story. Ten tūkstantmečiai yra Tūkstantmečiai. dokumentuota. Jo. Taip. Ir aš, pažiūrėjau, labai bijau už tai jausmą, tarsi jis mane labai gąsdindavo, aš kaip pajausdavau, aš galvodavau, na, buvo gerai, o dabar vadinasi, jeigu tave toks jausmas pagauna, tai dabar blogai. Jo, ir tas jeigu suprantu, tada buvo gerai, jauti nostalgiją. taip, nes dabar blogai, tai vadinasi kažkur susifilnai. Ir tada aš perskaičiau, kad nostalgija iš tiesų yra indikatorius, kad gyvenai gerą gyvenimą. Ir man nuėmė tą visą skausmą, man dabar nostalgija yra, man patinka tą jausmą jausti, aš taip atskiriu jį nuo to, kad tai buvo ir dabar taip nebėra, tai aš noriu grįžti, kur niekada nebus taip pat. Pokytis yra labiausiai inevitable dalykas gyvenime, kur tu esi žmogus, tu turi prisitaikyti, kad keisis, žmonės ateis, išeis, rūbai, viskas, absoliučiai kiekviena tavo gyvenimo akimirka, yra tokia laikina, tipo, akimirka sustok. Anyways, aš šiaip visą laiką buvau tas žmogus, ypač vaikystėje, kur aš žiauriai bijojau pokyčio. Tipo, kraustytis į kitus namus, major stresas, ne, ten mano namučiai. Toks tipo namai, mama, tetė, tą, ką aš pripratus prie ano, man būdavo sunku palikti. Tipo, pavyzdžiui, sakau, mes vieną kartą tikrai kraustėmės, kai aš buvau maža. Tai, ten gan greit gal persikraustėme, bet, pavyzdžiui, remontą daryti, kad mano kambarys bus kitoks. Aš žliumbiau. Mano kambarys netrodys taip, kaip kadaise. Also, mano tėtis buvo nusprendęs kažkada, kad jisai nesiskus barzdos ir užsiaugins biškį barzdelę. Ir tu irgi žliumbiai. aš apsiverkiau. Aš nenoriu, kad tėtis būtų kitoks negu vakar. Bet aš suprantu. Aš nenoriu, kad jis pasikeistų. Ir tada dar verkdavau, kad nenoriu užaugti. Noriu būti mažytė su mama. What the hell? Realiai, aš taip gerai atsimenu tą liūdėsi. Tada kaip, nenoriu paleisti šito momento. Aš nenoriu būti nebe vaikas. Aš noriu likti čia. Man čia patinka. Peteris Penas. Žinai, nenoriu užaugti. Peteris Pipi. Yeah. Peteris Penas. Aš žinok, labai liūdėdavau, kad aš noriu užaugti, išsikrauti. Paskui tampi paauglį ir kažkaip pocha pasidaro. Bet aš atsimenu tą mažą mergytę, kuri... Bet tai gal tu irgi šioliai turi tokią, kad tau labai sentimentaliai priimi visus dalykus, kurie aplink tave ir tas pokytis tau nebūna, kad tu romantizuoji savo gyvenimą, kad tiesiog, buvo taip, dabar yra kitaip. Atsisukėt gal ir... Ne, aš šiaip esu labai gal kažkoks sentimentalus žmogus. Aš, pavyzdžiui, žiūriu savo partnerį ir aš sakau, tu gali patikėti, kad mes jau tiek metų kartu. Tu gali patikėti, jau 2 metai. Aš manau, kad čia amazing. Jau 3 metai, jau 4 metai. Jisai toks, literaliai, tu tai kas mėnesį sakai, can you shut the fuck up? Ir man yra tokia nostalgija, pavyzdžiui, grįžtų pas tėvus savo kambarį, man yra nostalgija. Baby, yra tikrai. Also, can I just say, šitas papuošaliukas Taši yra ahujienas. Tai čia tada komplimentas yra, nežinau, nekeisiu draugės vardas, sako, viena iš draugų, kuri man padovanojo per kalėdas. Jis visiškai naujas. Tu. Marnai tą patį sakė. Sako, aš pamačiau tu. jį ir pagalvojau, kad čia tu. Aš tiesiog esu labai dėkinga, mano draugai, mane iš tiesų pažįstama. Tai tu pastebėjai ir tu sakai, Grinai. it's you. Žinai, kas dar esi tu? Beplaukė žiūrkė. Nesiginčiasi, nes Čia buvo mano pirma būsna, taip, per metus mes pasikeitėm. Plikoji žiūrkė. Žiūrėk, aš to galiu pasakyti. O tu plika žiūrkė nėra kurmis? Ne, kurmis yra kurmis. Gerai, taip. Klausyk, tu jau kurį laiką gyveni savarankiškai, okay? Kodėl tu neturi žiūrkė? Nes, nežinau, kaip Tu tokia užsiemus, 5 vaikų motina, neturi kada išlaikyti žiūrkės, nusipirk žiūrkę.
Aš pati pagalvojau, bet, žinai, aš Varyk į kiką ir pirk žiurkę. Bet, žinai, aš prisimenu, kai turėjai žiūrkės vardas buvo, kai jinai tiesiog vieną dieną tiesiog užsibombo kletino. Ei, 4 metai yra 4 metai? solidus gyvenimas. O, nu gerai. Gerai, 3,5. 3,5, tai pala bus 3. O iš tiesų, kiek ten buvo? Nu, ne Jinai, pusantrų. jinai pernai užsilenkė. Ai, ne? Okay. Atrodo labai Nu. trumpai. Aš tik nenorėčiau, man su gyvūnėliais labai sunku. Aš žinau. Man su gyvūnais taip, kur jo nusipirk žiūrkę. Nusipirk, kad negyvens 3 metų. Niekaip nenumarinsi. Žiūrkytės, jo. Bet žiūrkytės ilgiau, Nu, man kokius reikės- 5 metus spartemis Reikės žiūrkytę. painvestuoti šitą. Žiūrkytę galėjo ištreniruoti. Ne. Atsimeni tą video, kur čivakas ten tipo žaidžia su žiūrkiam? Ai. Tiesiog triukus Taip, daro. tas benamis. Aš manau, jisai jiems biški heros duodavo. Ai, tai taip asmeniškai pagalvoju. Okay. Aš tai manau, kad tiesiog aš tai noriu visko nenurašyti heroinai. Aš tai kaip tik manau, kad ten buvo stiprus ryšys ir meilė. Aš Actually, amžinai taip. tikėsiu tuom, Taip. kad ten buvo tiesiog minčių gale, mindsinkas. Taip. Anyways, Ką noriu pasakyti? nusipirk žiūrkėm. Nusipirksiu žiūrkę, gerai užsirašau, kad Gerai, rytoj. žuvytę. Nors 3 dienas paleisams užsienį. Nusipirksiu žiūrkę, žuvytę ir kengūrą, apšiek, kad būtų kuo labiau random. Ačiū, kad klausai. Šito podcast'o nebuvo. Tau pasigirdo.